Labadiena, mėly kolegos, labadiena, Audriau. Labadiena. Sveiki sugrįžę į mūsų tiesioginės transliacijas ir šiandien mes turim sausio 31 dieną besibaigiantį sausį ir aktualią temą. Taip, aktuali tema - darbo apmokėjimo sistemos. Darbo apmokėjimas visada mokytojams, visiems darbuotojams yra labai svarbu. Aš irgi noriu pasisveikinti su stebinčiais, su visais kolegomis. Ir turbūt pradėsim. Ir pradėsim turbūt nuo to, ką mūsų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, jau šį pirmąjį 2024 metų mėnesį, kokius svarbiausius darbus mes padarėm ar pradėjom daryti. Tai reiktų tikriausiai paminėti vieną iš pagrindinių darbų šį sausį atliktų. Tai čia apie vakarykštį susitikimą, tai yra, jeigu kolegos prisimenat, mes lapkričio 30 dieną pernai metais darėm didelę konferenciją apie psichologinio smurto prevenciją, apie situaciją, buvo atliktas didelis tyrimas mokslininkų ir konferencijos metu buvo pristatytos preliminarius, kokie realiai tyrimo rezultatai preliminarus ir vakar mokslininkai pristatė galutinius tyrimo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas. Tai įvyko, jeigu galim tai pasakyti, tokios kaip ir koordinacinės grupės susitikimas, kurioje mūsų iniciatyva ir mes šį klausimą toliau koordinuosim ir nepaliksim ir sutarėm, kad tokio formato koordinaciniai grupiai dirbs reguliariai, priminės tam tikrus sprendimus ir siūlymus ir joje dalyvauja tiek ministras su savo komanda, darbo inspekcija, mokyklų vadovų, prezidentas asociacijos Dainius Žvirdauskas, kolegos iš kitų profesinių sąjungų. Tai pirmas toks posėdis įvyko ir apie tai, kas buvo kalbėta, kas buvo nutarta ir kaip toliau judėsim, mes jau kitos savaitės pradžioje plačiau prašysim ir mūsų interneto svetainėje tikrai bus galima susipažinti, kaip vyko visas šitas susitikimas ir tuo pačiu mes įdėsim ir pilną visą tyrimų situaciją. O šitą aš norėjau paklausti, kur galima bus visiems susipažinti. Tai mūsų interneto svetainėje šitas tyrimas jau pilnas bus ir tiek konstatuojamoji dalis, tiek rekomendacijos. Taip. Ir tada, kada jau susidėliosim planą mūsų visos tos koordinacinės grupės, kaip viskas vyks, vėlgi viešai visus informuosime. Taip, tai šitas darbas tęstinis, mes įtęsiam. Tikrai taip. Ar dar buvo kokių darbų? Tai vienaip ar kitaip tai metai pasibaigė ir iš karto prasidėjo. Ir kaip visada profesinė sąjunga, mūsų profesinė sąjunga, tai yra įprastas dalykas, kad mes pradedam ruoštis jau ir kolektyviniam derybom. Ir pernai spalio 6 dieną pasirašė kolektyvinę sutartį, ten yra tam tikrų įsipareigojimų, pavyzdžiui, iki balandžio 1. Čia norėčiau patikslinti, mes nepasirašėm, mes atnaujinom 2017 metais. Taip, pasirašėm pasikeitimą. Tai yra sutartis pasirašyta 2017 metais ir mes jį kiekvienais metais papildom, atnaujinam ir pasirašom pakeitimą. Tai tam pakeitime yra tam tikrų įsipareigojimų ir kai pavyzdžiui iki balandžio 1 dienos mes turim susitarti su ministerija, kai bus keičiamas mokytojų etato darbo struktūra, kai bus keičiamas apmokėjimo aprašas, mokymo lėšų metodika ir šitam dalykui, kad mes galėtum siūlyti ir priimti kažkokius tai susitarimus reikalingi faktiniai duomenys, kokia realiai yra situacija Lietuvos švietimo įstaigose ir tikriausiai kolegos puikiai atsimenat, kad pernai metų pabaigoje jau buvo mokyklų vadovai įpareigoti sutvarkyti mokytojų registrus, tai yra, kad būtų aiškiai sudėliota, kokia yra situacija, kokiom sąlygom dirba mokytojai ir dabar nacionalinė švietimo agentūra yra atrinkus 100 įstaigų, kuriuose iš pateiktų registrų matėsi, kad yra tam tikri neatitikimai, nuokrypiai nuo įstatymų normų ir vykdo patikras
ir kiek man yra žinoma, iki kovo 1 dienos turėtum turėti patikrų ataskaitą, išvadą ir tada, kai turėsim jau galutinius rezultatus, matysim dėl ko, kaip ir kas vyksta, tada pradėsim darbą, nes iki balandžio 1 mes turim jau pasiūlyti, susitarti su ministerija, kaip bus pokytis. Primenu, kad iki gegužės 1 yra kitas, turi būti susitarimas, tai yra kaip bus pokytis dėl darbo užmokesčio, nauja programa, kaip didės darbo. Čia jau kalba apie dydį, taip. Taip, iki 28 metų. Tai realiai dirbam darbus, šventės baigėsi, bet nuo pat sausio 1 dienų darbai tęsiasi ir ruošiamės vėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo daryboms. Ir jeigu kalbant dar apie tos registrus, tai praeitų metų pabaigoje buvo paskelbta žinia, kad patys mokytojai gali prisijungti prie registrų ir pasitikrinti duomenis, kokie yra suvesti, tai šitą galimybę išlieka, taip? Tikrai taip. Yra ta pati, nieks nepasikeitė, bet kuris pedagogas gali eiti į savo, per savo elektroninės bankininkystės tą nuorodą ir pasižiūrėti, kokia informacija yra suvesta. Tai ačiū, turbūt apie svarbiausius darbus pakalbėjome, kad kiekvieną dieną vyksta darbai eiliniai, šitą nekalbėsim, čia jau kaip duona kasdieninė ir pereinam prie pagrindinės temos, darbo apmokėjimo sistemos. Ir pats, ir aš, ir mūsų teisės skyrius, kiti darbuotojai pastebėjo labai tokį susidomėjimą tiek iš mokytojų, kas yra įprasta, bet tiek ir iš mokyklų vadovų interesą suderinti darbo apmokėjimo sistemas, ko nebuvo anksčiau, nors darbo apmokėjimo sistemos toks dokumentas atsirado gerokai anksčiau. Tai papildyti norėčiau, šiek tiek patikslinti norėčiau, kad ne tai, kad nebuvo, bet nebuvo visur 100%, nes tikrai įstaigų buvo, kur vykdo tie visi procesai. Ne, tai bet teisės aktai reikalavo. Taip. Reikalavo ir informavimo konsultavimo su darbuotojų atstovais ir kada buvo pasirašyta kolektyvinės sutarties pasikeitimai, atsirado reikalavimas suderinti su profesinė sąjunga, bet tikrai ne visur, toli gražu ne visur buvo į tai žiūrima. O šiemet toks paūmėjimas, galim pasakyti, vajus derinimo arba bent informavimo, konsultavimo, kur čia matytum priežastis? Tai aš matyčiau dvi priežastis. Tai vienas dalykas tai yra tai, kad tikrai šiemet turi būti atnaujinamos darbo apmokėjimo sistemos vien dėl to, kad keitėsi darbo apmokėjimo įstatymas, pernai gruodžio mėnesį yra priimtas. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, vienaip ir kitaip, manyčiau, kad tai, kas vyko ir tai, kas vyksta dabar su nacionalinė švietimo agentūros, tas inicijuojamų patikrinimų, tai vienaip ir kitaip tai įtakoja ir vadovai prisimena, kad yra tam tikra pareiga ir aš tuo labai džiaugiuosi, kad prisimena ir tas informavimo konsultavimo procedūras vykdo ir tai, kas numatyta kolektyviniai sutarty, suderinimo klausimai yra sprendžiami švietimo įstaigose. Tai čia galima sakyti, meduolio politika nesuveikė, įtikinėjimas, švietimas, o botago politika, kada pajuto patikrinimų grėsmę, sukruto visi. Galim sakyti taip, bet ne visur. Ne visur, bet šiaip tikrai turim džiaugtis, kad tai, apie ką profesinė sąjunga kalbėjo metai iš metų, dabar ženkliai pailėjo. Ir dabar, jeigu jau pradėjome apie darbo apmokėjimo sistemas, tai trumpai, kas tai per dokumentas, kas jame turi būti, kur jisai yra apibrėžtas, ant pirštų tokius dalykus. Galiu? Tai mano galva tai yra darbuotojų atžvilgių, tai yra vienas arba netgi pats pagrindinis dokumentas švietimo įstaigoje, nes viena per kitą įstatymai yra parašyta, kad darbo apmokėjimo sistema yra kolektyvinės sutarties dalis, bet jeigu įstaigų nėra kolektyvinės sutarties dalis, tai turi būti atskiro direktoriaus patvirtintų įsakymų, tai yra teisės aktas, kurio vadovaujantis yra apmokama visų darbuotojų, ne tik mokytojų, bet visų kitų darbuotojų dirbančių švietimo įstaigoje
apskaičiavimas, ir darbo krūvio sandaros nustatymas, ir priemokos, ir piniginių išmokų mokėjimas, nes naujai dabar ir pareiginės algos nustatymas, visi šitie dalykai darbo apmokėjimo sistemoje turi būti numatyta, dėl to jis yra labai svarbus. Ir dar vieną reiktų priminti, nes jau esam ne kartą sakę, kad darbo apmokėjimo sistema tai nėra toks kaip, jeigu galite pavadinti, priimtas dokumentas neliečiamas. Jisai yra labai gyvas. Ir kadangi pas mus ir keičiasi ir teisės aktai, ir visi dalykai, tai realiai jis turi būti nuolat bent jau 2 kartus per metus švietime, tai tikrai atnaujinama. Gal jisai atnaujinti kartais reikia, jeigu pasikeičia mokykloje skiriami asignavimai? Tai yra asignavimai ir manyčiau ne tik asignavimai, bet ir bendrai visa veikla mokykloje, nes, pavyzdžiui, darbo apmokėjimo sistemoje turėtų būti nurodytos, tarkim, bendruomeninės valandos ir panašus dalykai. Tai jeigu keičiasi, tarkim, ugdymo planas, veiklos planas, įsiveda kažkas naujo mokykloje, tradicijos keičiasi ir panašiai, visi šitie dalykai turi būti fiksuojami darbo apmokėjimo sistemoje. Tai tikrai turi būti gyvas dokumentas ir jis nuolat pagal aktualumą turi būti keičiamas. Čia labai keista būdavo matyti, kai mūsų profesinės sąjungos nariai atsiųsdavo dokumentus tam, kad mes pažiūrėtumėm, ar atitinka teisės aktus, ar ką galima pasiūlyti. Ir matydavom metų ar 2 metų senumo darbo apmokėjimo sistemas, tai turbūt jos buvo tapusios tokių šiek tiek negyvų dokumentų. Taip. Gyvenimas ėjo mokykloje savo, o tas dokumentas jis jau netliko savo pagrindinės funkcijos. Tai grįžtu dar prie savo klausimo, kas toj darbo apmokėjimo sistemoje, struktūra kokia būtų pagrindinė. Ir svarbiausia dar, kokiam teisės akte galima būtų rasti tą, kas turėtų būti surašyta darbo apmokėjimo sistemoje. Tai pirmiausia, reiktų paminėti, kad tiksliai pasakysiu pavadinimą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygių už darbo įstatymų pakeitimo įstatymas. Tai būtent šiuo įstatymu vadovaujantis yra ir numatyta, kas turi būti darbo apmokėjimo sistemoje, yra vyriausybės potvarkis, kur yra rekomendacijos, kaip yra rengiama darbo apmokėjimo sistemoje. Minėtam įstatyme 5 straipsnių 5 daly yra ganėtinai, sakykime taip, glaustai surašyta, iš ko darbo apmokėjimo sistema susidaro. Tai yra tokia kaip ir struktūra, kas tai jame turėtų būti. Tai iš eilės trumpai, aišku, be tų visų įžanginių dalykų, kas priklauso ko vadovaujantis, tai kokiais dokumentais, tai yra pareigybių sąrašas, pareigybių pareiginės algos koeficientai, toliau turėtų būti numatyta pareiginių algos koeficientų intervalai, jų nustatymų kriterijai, toliau turėtų būti apie konkrečiai pareiginių pareiginės algos dydžius, turėtų būti aprašoma, kokiais atvejais pareiginės algos koeficientai didinami, tačiau mes kaip numatyta dėl veiklos sudėtingumas, toliau turėtų būti numatyta priemokų dydžiai, jų skyrimo tvarka, piniginių išmokų skyrimo tvarka, skatinimo tvarka, vertinimo darbuotojų, kuriems iki šiol buvo vertinimas, tai yra nustatoma kintama dalis tvarka, ta pati kintama dalis, nors ir naujoji. Mes prieš dar turbūt sugrįšim. Tai visi šitie dalykai, plus dar reiktų nepamiršti, kadangi šnekam apie švietimo įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, tai tuo pačiu turėtų būti ir pedagoginių darbuotojų etatų struktūra, sandara ir panašiai, valandos, tos bendruomenės valandos, kontaktas, nekontaktas, visi šitie dalykai. Tai mes prie mums užduodamų klausimų mes dar sugrįšim, bet čia, kad jau pabaigtumėm temą bendrai apie darbo apmokėjimo sistemą, esam gavę klausimą, kiek darbo apmokėjimo sistemose reikia
mokyklų darbo apmokėjimo sistemose švietimo įstaigų reikia dubliuoti įstatymo nuostatas. Nes mes kartais matome, kad buvo atsiųstose konkrečios mokyklos darbo apmokėjimo sistemoje, matom iš esmės įstatymo atkartojimą, tik tai viršui užrašyta, kad tai yra mokyklos, ar gimnazijos, ar progimnazijos. Kiek... Tam tikri dalykai tai turi būti atkartojami, pavyzdžiui, kaip įstatymo antram priede yra numatyti pareiginės algos koeficientai. Tai jie turi būti atkartojami įstatyme, bet tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, dėl veiklos sudėtingumo nustatymo, ten koeficientas, kur įstatyme yra aprašyta aptakiai, jeigu galim vartoti tokį žodį, tai būtent darbo apmokėjimo sistemoje turėtų būti būtent kiekvienai švietimo įstaigai pagal jų specifiką, pagal jos turimus asignavimus ir patikslinti tie visi įstatyminiai dalykai, kas yra numatyta įstatymą. Tai čia, kitais žodžiais tariant, tuo daugiau konkretumo, tuo geriau, nes kad švietimo kiekvienas žmogus, dirbantis ir norintis dirbti toj įstaigai, pamatytų, kaip yra su darbo apmokėjimo sistema, nes jinai turi būti visi turi susipažinti, viešai turi būti prieinama, tai tikrai neslaptas ir nesu grifų slaptai pasirašoma ir įdėjimas į stalčių. Tai tikrai to negali būti, nes tai turi būti viešas dokumentas, viešai prieinamas ir kad bet kuris darbuotojas, ne tai, kad bet kuris darbuotojas, bet visi darbuotojai turi būti su jie supažindinti. Ir turi turėti galimybę iškilus norui, reikalui, pamatyti, pasižiūrėti, kas... Taip. Tvarkoj, tai perina prie mokytojų. Jeigu jau mes pakalbėjome apie darbo apmokėjimo sistemą apskritai, kokiuose teisės aktuose yra apibrėžta, kas ten turėtų būti, kokie pokyčiai laukia, kokie pokyčiai darbo apmokėjimo sistemos, atnaujinant darbo apmokėjimo sistemas susijęs su mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygomis. Tai reiktų pasakyti, kad darbo apmokėjimo sistemos visose įstaigose jau privalėjo būti nuo 2017 metų, kai buvo priimtas būtent minėtas anksčiau įstatymas. Ir šito vietoje reiktų pasakyti, kad jeigu buvo gerai sukurta darbo apmokėjimo sistema, tai šiemet atnaujant nuo šių metų pradžios, atnaujant darbo apmokėjimo sistemą, tai realiai labai daug kas liečia pedagoginius darbuotojus nesikeičia. Nes realiai buvusi įstatymų redakcija, kuri galiojo iki gruodžio 31 dienos praeitų metų, tai buvo visa dalis, kas susijęs su pedagoginiu personalu, nurodyta 5 priedas įstatymų. Dabar įstatymas praktiškai visas tas priedas perkeltas, ne tai, kad perkeltas, pakeistas numeris. Tai buvo 5 priedas, išliko 2 priedas. Tai realiai darbo apmokėjimo sistemoje ta dalis, kas liečia pedagoginius darbuotojus struktūrą. Galim tai pasakyti, jeigu prieš tai buvo gerai sudėliota darbo apmokėjimo sistema, išlieka tokia pati, keičiasi tik tai, keičiasi pareiginės algos koeficientai, nes jie didėja 10%, nors žiūrint į koeficientų matricą atrodytų, kad jie sumažėjo gan stipriai, bet dar pernai metais priimtas birželio mėnesį Seimo įstatymas pasikeitė bazinis dydis. Jeigu pernai buvo 186 eurai, tai nuo šiemet sausio 1 dienos yra naujas bazinis dydis, kurio dydis yra 1785 eurai 40 centų. Tai dėl to visi koeficientai buvo indeksuoti, bazinis dydis padidėjo, koeficientai sumažėjo, bet reiktų pasakyti, kad pedagoginių darbuotojų koeficientų indeksavo ir padidino 10%, taip kaip buvo sutarta, kaip yra sutarta kolektyvinėje sutartyje. Tai yra atlyginimai, pareiginiai atlyginimai visiems pedagoginiams darbuotojams nuo sausio 1 dienos didėja 10%. Taip kaip buvo sutarta kolektyvinėje sutartyje. Tai čia pirmas toks, turbūt svarbiausias pakeitimas, bet dėl jo turbūt ginčų neturi būti, nes tai yra įstatymo nuostatos, bet jas perkelti darbo apmokėjimo sistemą reikia. Taip.
Kokie dar pakeitimai laukia susijęs su mokytojais, nes mes kartais sulaukiam klausimų, ar šiandien kalbėjomės telefonu, apskritai, kaip mokytojas pasikeitus koeficientams, anksčiau jau buvo 10, dabar arti 10, dabar jisai apie 1 yra bazinis dydis nuo 186 iki 1800 beveik pasikeitė. Kaip mokytojai paimti paprastuoju būdu apskaičiuoti savo atlyginimo dydį? Ar galima? Labai paprastas dalykas, tai yra 3 skaičių sandauga. Pirmas skaičius tai yra bazinis dydis 1785 eurai 40 centų, dauginti iš pareiginės algos koeficientą, kuris darbo apmokėjimų sistemoje turi būti, ir ten, kad tik nurodyta patricų atsirinkti, o koeficientai yra didėjančia tvarka, atsižvelgiant į mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir į stažą, tai dauginant iš to koeficientų ir dauginant iš savo etato dalies arba dydžio, pareigybės dydžio, jeigu galim sakyti. Nu, tai pavyzdys, jeigu aš dirbu pilnu etatu, vienu etatu, tai būtų 1,785, mano koeficientas, kaip pavyzdys, yra 1,0817 ir tada iš vienetų, nes dirbu etatu. Jeigu dirbu daugiau kaip etatu, ten 1,2, tai tas paskutinis skaitmuo, iš kur dauginam, bus dauginam iš 1,2. Jeigu mažiau, tai automatiškai bus mažiau. Ir dabar, čia dabar jau, kada teikiam mūsų profesinę sąjungą, kiti ekspertai, kurie Švietimo mokslo sporto ministerija, kada dar buvo pateiktas įstatymo projektas praeitų metų pabaigoje, mes perskaičiom kiekvieno pedagoginės pareigybės koeficientai ir tikrai esame įsitikinę, kad aritmetinių klaidų nėra, atlyginimas didėja 10%. Sausio mėnesį 24 metų atlyginimas padidės 10%. Bet juk mokytojas lygindamas savo atlyginimą gautą gruodžio mėnesį ir sausio mėnesį jisai greičiausiai nerastų 10%. Negaliu pasakyti, kad neras, nes priklauso nuo to, kokį atlyginimą gavo gruodžio mėnesį. Bet mes šnekam apie tai, kad yra, ir tai mes šnekam ne vienerius metus tokias atlyginimą. Dar priminkim šitą dalyką, nes gruodžio mėnesį... Dažniausiai, nes visada tą ir norėjau pasakyti, kad tokia šiek tiek ydinga praktika, ką mes jau kartuojam ne vienerius metus, kad pirmą pusmetį, jeigu galim tai pasakyti, mokyklos būna susispaudę vienaip ar kitaip, taupymai ir panašiai, ir tada gruodžio mėnesį dėl įvairių objektyvių priežasčių, ir kai kartais ne dėl objektyvių priežasčių, tiek lapkritį, tiek gruodį mokyklose atsiranda papildomai lėšų ir tos lėšas reikia panaudoti, nes kitu atveju jei nepanaudojus, jos turi būti grąžinamos į biudžetą. Ir dažnu atveju, jeigu mes pasižiūrėkim atviri sodros duomenys, mes tikrai matysim, kad gruodžio mėnesį beveik visose švietimo įstaigose atlyginimai yra didesni ir 15 ar 20% ir panašiai. Tai jeigu mes lyginam savo atlyginimą nuo sausio 1 dienos, kurį mes gausim jau kitą mėnesį, kai kurie galbūt ir šiandien gavo, bet atsiskaitimo lapelius galbūt ir anksčiau jau yra gavę ir lygina sausio mėnesio atlyginimą su gruodžio mėnesį, kada buvo mokamos premijos, visokios kitokios priemokos, tai tikrai gali būti, kad ir bus mažesnis. Bet mes šnekam atlyginimų didėjimą lyginam su rugsėjo. Gal tiksliau pasakytum su tuo atlyginimu, kuris turi būti įrašytas darbo sutartį šių mokslo metų pradžioje. Būtent taip, nes tikrai atlyginimas, nes darbo sutartyse vienur žinau, kad įrašo ir veiklos sudėtingumą, aš kartu priskaičiuoju, kitur veiklos sudėtingumą į darbo sutartį neįrašo ir tie visi papildomi priemokos įsakymai, visi šitie dalykai didina mokytojų atlyginimą, bet jeigu mes šnekam apie atlyginimų didėjimą, ir tai reikia pasakyti, kad atlyginimų didėjimas visada ir kolektyvinė sutartį tariamasi, ir įstatymo
įstatymė yra rašoma, kad didėjimas pagal tai, kas yra sutarta darbo sutartyje. Tai rugsėjo 1, jeigu pavyzdys buvo nustatyta 1000 eurų, tai sausio 1 dienai jis bus 1100 eurų, nes 10%. Taip, ir tu jau užsiminėjai apie koeficientų didinimą už veiklos sudėtingumą, dirbant su specialių ugdymo poreikių turinčiais mokiniais, su mokiniais užsieniečiais, kitais atvejais, kas įstatyme keičiasi šičia ir kokie pakeitimai turi būti atliekami darbo apmokėjimo sistemai. Šiaip pasikartosiu, kad įstatymė šitų vietų niekas nesikeičia, nes kaip ir buvo visas, kaip sakiau, 5 priedas virsta 2 priedu. Ir dėl veiklos sudėtingumo kriterijai viskas kaip buvo, taip yra numatyta. Tik tai galim dar kartą visiems kolegom pakartoti, kad įstatyme yra paliktos tos vadinamos žirklės. Tarkim, mokytojams dirbantiems bendro ugdymo mokyklose yra nuo 1 iki 15, kada išvardyta 10 atvejų, 10 kriterijų, kada privalomai turi būti skiriamas, pavyzdžiui, darbas su specialiųjų ugdymo poreikiais, su dideliais, su vidutiniais, mokymas namuose, darbas užsieniečiais iki 2 metų ir panašiai. Tai yra, jeigu mokytojas dirba, atitinkamai jo veikla yra sudėtingesnė, jei dirba jisai su tokiais vaikais, tai privalomai turi būti nustatytas padidintas koeficientas. Ir čia reiktų dar kartą akcentuoti, kad koeficiento didinimas yra visam darbo krūviui, tai yra visam darbo užmokesčiui. Ne vienai valandai, ne tam, tai kur dirbsit su ta klase, o visam atlyginimui, visam darbo krūviui. Ir mes visada rekomendavom ir rekomenduosim darbo apmokėjimo sistemui, va šitoj vietoj reikia susitarti ir parašyti konkrečiau, detalizuoti, net nepalikti, kad nuo 1 iki 15 ir copy-paste iš įstatymų. Tai va šitą aš norėjau toliau klausti, jeigu įstatymė yra parašyta, gali būti didinamas nuo 1 iki 15 ir surašyti kriterijai, tai ir pats žinai, ir klausantis žino, ne vienoje darbo apmokėjimo sistemoje mes matom būtent tokias formuluotės. Ir žmogus, nei pats žmogus, nei pasižiūrėjęs iš šalies negali pasakyti, kiekgi 1%, 8, 15 bus didinamas mokytojo koeficientas. Kaip reikėtų vis dėlto, pagal kokius kriterijus maždaug reikėtų diferencijuoti, diferencijuoti reikia tą didinimą. Taip. Ir maksimaliai konkretizuoti. Gal galėtum čia truputį... Tai čia yra vėlgi pavarčius ne vieną darbo apmokėjimo sistemą, tai mes ir matom, kad tikrai yra pavyzdžių, kada diferencijuoja ir tikslina tas įstatyminės normas ir parašo, pavyzdžiui, jeigu mokytojas dirba, savo darbe dirba su vaikais, su specialių ugdymo poreikių vaikais, kurių iš viso turite nuo 1 iki 5, tai jiems skiriamas ten 1%. Jau nuo 5 iki 10 skiriama ten 2%. Ir tarkim nuo 10, nuo 11 ir daugiau jau 3%. Tai visi šitie dalykai jau yra gerai, nes jau yra detalizuojama. Bet tikrai esame matę darbo apmokėjimų sistemų, kurios dar tiksliau ir dar, sakykime, aiškiau reglamentuoja tą veiklos sudėtingumo koeficientų didinimą, kada yra atsižvelgiama ne tik į vaikų skaičių, mokinių skaičių, su kuriais dirba, bet, pavyzdžiui, atsižvelgiama kartu ir dar kokiuose pamokose dirba. Aš čia norėjau šiek tiek nutraukti ir vėl užduoti klausimą, kurį mes esam gavę iš anksto. Taip. Ir tu jau pradėjai likti atsakyti ir gal tada bus aiškiau. Klausimas skamba taip, nustatant koeficientų didinimo procentus už darbą su specialių ugdymo poreikių mokiniais ir užsieniečiais, geriau yra vertinti, kiek tokių vaikų mokytojas moko ir diferencijuoti pagal tai. Ar skaičiuoti, kiek pamokų tokiems vaikams mokytojas veda. Kaip va, čia mes kokią patirtį pats turi ir ką mes siūlytumėm. Tai
Pasikartosiu, darbo apmokėjimo sistema yra kiekvienos įstaigos individualus dokumentas ir kiekviena įstaiga yra skirtinga tiek savo biudžetais, tiek savo tradicijom, savo ugdymo planais ir visais kitais dalykais, darbuotojų skaičiais ir panašiai. Bet kuo toliau, tuo daugiau mes matom darbo apmokėjimo sistemui, kur tas dėl veiklos sudėtingumo koeficientas diferencijuojamas atsižvelgiant į kelis kriterijus, tiek ir į mokinių skaičių, tiek ir į mokomų dalyką arba dalyko grupės, kaip pavyzdžiui, tarkim, pradinis ugdymas, lietuvių kalba, meniniai. Net ir dalykus galima daryti. Net ir dalykus, tikrai visą šitą galima daryti ir kuo aiškiau, konkrečiau tai bus susitarta, tai tuo lengviau ir geriau bus tiek pačiam vadovui nustatant tuos kriterijus, tiek ir patiem mokytojams aiškumas, už ką, kokį darbo užmokestį jisai gauna. Tai tikrai yra darbo apmokėjimo sistemų, tikrai esu matęs ir esu skaitęs ir tikrai rekomenduočiau kolegom pasidalinti gerai patirtim, kaip tai yra daroma. Nuo savo ruoštų profesinės sąjungos organizacijom esančiom tiek darželiuose, tiek mokyklose mes teikiam konsultacijas. Taip. Ir baigiant šitą klausimą dėl darbo už koeficientą didinimą, už veiklos sudėtingumą, įstatymas numato galimybę nustatyti ir kitus kriterijus, kurie nėra išvardinti įstatyme. Vėlgi iš patirties žinome, kad darbo apmokėjimo sistemose yra parašyta kaip įstatyme, kad galima didinti pagal kitus kriterijus, bet kiti kriterijai nėra numatyti. Tai va šičia, apie kokius čia mes kriterijus kalbam ir ar prasminga ieškoti papildomų kriterijų, už kurios galima būtų mokytojų pareiginės algos koeficientus šiek tiek, nuo 1 iki 15% padidinti. Tikrai taip, aš manau, kad tai tam ir yra įstatyminė norma, nes įstatyme kiekvienu atveju neprašysi, nes aš įsivaizduoju, jeigu čia bandytum įstatyme perkelti, nes esam tikrai ir matę, ir girdėję, kada siūloma įstatyme konkretizuoti skaičius ir įstatyme įrašyti nuo to iki to, tai tikrai aš manau, kad įstatyme tokių dalykų nesurašys, nes švietimo įstaigų yra Lietuvoje tikrai gerokai virš 1000, čia bendrai ir iki mokyklinis ir bendro ugdymo, todėl ir palikta įstatyme galimybė, kad darbo apmokėjimo sistemoje tuos kriterijus nusistatyti ir kiekviena įstaiga pagal savo specifiką tai gali padaryti. Ir pavyzdys, nes dažniausiai yra šnekama mokiniai su specialiu ugdymo poreikiais, tai yra mokiniams, kurie reikalinga pagalba dėl vidutinių, dėl įgimtų ir visokių kitokių problemų. Bet yra mokinių, kurie lygiai taip pat yra specialių poreikių, kurie ypač gabūs mokiniai. Tai vienas iš kriterijų galėtų būti mokytojams dirbantiems su tokiais ypač gabiais mokiniais, pagal tai, kas yra nustatyta įstatyme ir kiti kriterijai, paima ir įsirašo. Pavyzdžiui, tiems eina kalba turbūt apie tos, kurie olimpiadom. Būtent olimpiadom ir ypač ten, kur ruošia mokinius, kur dalyvauja ne tik ar mokyklos, ar miesto lygių, bet ir pasaulinių, europinių. Tai vienas iš pavyzdžių, bet tų pavyzdžių tikrai gali būti daug, nes kiekviena įstaiga yra specifinė su savo kultūra, su savo ugdymo planais, metiniais veiklos planais ir visų tų dalykų tikrai yra daug. Tai pavyzdžių galima rasti, bet tikrai nesinori pasakyti, kad už tą, nes čia reikėtų, kad kiekvienoje mokykloje vadovas su darbuotojų atstovas, profesinė sąjunga surastų, kas pas juos mokykloje yra specifinis. Be abejo, bet čia svarbiausia, kad kitus kriterijus galima nustatyti, tikrai tai nebus koks nors pažeidimas. Ir čia bus turbūt... Čia ne pažeidimas, čia yra tik... Aš apie tai ir kalbu. Taip. Ir čia bus turbūt akstinas mokytojams diferencijuoti savo darbą, ko iš jų reikalauja ir atkreipdėmėsi ne tik į mokymosi sunkumų turinčius mokinius, bet ir į lenkiančius daugelį. Ačiū. Klausimų
prie klausimo dar grįšim. Dabar kita dalis darbo apmokėjimo sistemos, kuri yra susijusi su nepedagoginiais darbuotojais, nes mokykloje dirba ir nepedagoginiai darbuotojai, kas keičiasi jiems? Tiek įstatymė, tiek keičiamosios darbo apmokėjimo sistemos. Taip, šitiem, jeigu mes kaip šnekėjom, pirmoji daly mūsų pokalbio, kad pedagoginiams darbuotojams nelabai kas keičiasi, praktiškai copy-paste įstatymų naujoje redakcijoje 5 priedas virto tik tai 2, o kitiems darbuotojams, nepedagoginiams, tai yra tam tikrų pakeitimų ir tų pakeitimų tikrai yra ne vienas ir ne 2. Tai pirmas dalykas, kas keitėsi, tai keitėsi pareiginės algos koeficientai. Jeigu senoje redakcijoje buvo numatyti pagal pareigybių lygius, pagal stažą koeficientų žirklės nuo iki, tai naujoje įstatymų redakcijoje jos dingo ir liko tik tai minimalūs koeficientai pareigybei. Pavyzdžiui, A lygio pareigybei toks koeficientas, B lygio toks, C lygio toks. D lygis tai yra tik minimali alga, ne kvalifikuotas darbas. Tai va šitoje vietoje šitas keitėsi ir dėl to ypatingai yra svarbu ir tai, ką jau mes pačioj pradžioj minėjom, kur minėjom apie koeficientų darbo apmokėjimo sistemoje, kas turėtų būti nustatyta, tai veiklo intervalai, žirklių intervalai, tai šitoje vietoje turėtų būti atsirasti, rekomendacija būtų tokia, kad bent jau neblogesnis, ne tai, kad neblogesnis, nes blogai sąlygų atlyginimas mažėti negali įstatymiškai, nes pasikeitus įstatymiškai ne vienam darbuotojui atlyginimas dėl to negali mažėti. Čia beje šitą nuostatą yra įtvirtinta pačiame įstatyme. Būtent pačiame įstatyme, tai nors visų kitų darbuotojų atlyginimai koeficientai yra pirmam priede ir, kaip sakiau, tik tai minimalūs, darbo apmokėjimo sistemoje turi atsirasti lygiai tokia pati kriterijai, nurodomi kriterijai, kaip skirstomi koeficientai, nes tikrai negali likti vienas skaičius minimalus koeficientas, turi būti nurodyta ir pagal stažą, ir pagal veiklos pareigybę, tarkim, nes C lygio pareigybei yra. Bet aš jau norėčiau pasitikslinti. Tai įstatymė yra nurodyta, kad A lygio pareigybei toksai minimalus, B lygio toksai, C lygio toksai. Taip. Tai darbo apmokėjimo sistemoje mes siūlome diferencijuoti ir diferencijuoti netgi koeficientus to paties lygio pareigybės. Būtent, tai ir tada, jeigu tai kokie, pagal kokius kriterijus? Tai kriterijus tai turi būtent ir įstatymė yra numatyta 5 straipsnių 5 daly, tai ką mes sakėm pradžioj, kad turi būti nurodyti kriterijais, kokiais kriterijais vadovaujantis. Tai priminkim jas. Kaip pavyzdys, kaip būdavo anksčiau, pokyčiai pagal patirtį, kaip prašo įstatymė, arba mums darbo stažas, kas dar gali būti? Toliau, pavyzdžiui, C lygio pareigybė įstaigoje tikrai yra ne viena pareigybė, kuri yra priskirta C lygių. Kaip pavyzdžiui, mokytojų padėjėjas. Taip, C lygio pareigybė ir, pavyzdžiui, iki mokyklinio ugdymo įstaigoje yra dvi pareigybės mokytojų padėjėjai, kurie vieni dirba su grupe, kaip anksčiau vadindamų auglytėmis, taip, kita mokytojų padėjėjai, kurie dirba su specialių ugdymosi poreikių mokiniais turinčiais. Tai jau čia yra skirtingos pareigybės. C lygio pareigybė yra, tarkim, vairuotojas, tarkim, sekretorius ir panašiai. Tai pagal tai, kokios jų darbo funkcijos ir visa kita, tai turi būti. Čia turbūt, kad reikia kalbėti apie veiklos sudėtingumą, apie atsakomybės lygį. Būtent. Apie apimtis turbūt darbo apimtis, tai visi šitie dalykai turėtų būti aprašyta ir darbo apmokėjimo sistemoje tikrai neturėtų likti tik tai iš įstatymo pirmas priedas, vienas skaičius. Tai šitas dalykas tikrai būtina diferencijuoti ir surašyti. Taip, tvarkoju, čia šiek tiek aiškiau. Dabar be abejo yra ir daugiau pokyčių, yra pokyčiai, kalbu, įstatymė, darbo apmokėjimo įstatymė, pokyčiai susijęs su nepedagoginiais darbuotojais, keičiasi jų veiklos vertinimas.
kokie čia esminiai pokyčiai ir kaip jie turi spindėti darbo apmokėjimo sistemos? Tai keičiasi tas, kad vienas dalykas iki tol galiojančių įstatymų redakcijoje buvo, sakykime taip, reiktų pasakyti, kad anksčiau buvo pareiginė alga susidėjo iš pastoviosios dalies ir kintamosios dalies. Dar pernai metais. Šių metų įstatymė yra pareiginė alga, pastoviosios dalies daugiau kaip ir pavadinimo nelieka ir kintama dalis, kuri visiems suprantama iš anksčiau galiojančių įstatymų, kad už tai, ką per metus nuveikai, kaip tu įvykdėjai tau iškeltus tikslus, uždavinius, buvo įvertinamas ir nustatoma kintama dalis. Tai naujojo įstatymų redakcijoje, jeigu yra nenumatyta darbo apmokėjimų sistemų. Tai darbo apmokėjimų sistema vis dėlto, nors įstatymė nėra kintamosios dalies, bet darbo apmokėjimo sistemoje galima ją nustatyti. Būtent. Tvarkoje? Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra svarbus ir tikrai esam gavę klausimų apie kintamos dalies įvertinimą ar kintamos dalies nustatymą šiemet. Tai yra tikrai niekas nesikeičia, nes ir įstatymė yra parašyta, kad šiemet kaip yra darbuotojai įvertinami, tokia pat tvarka, kaip ir viskas vyko prieš tai buvusius metus ir prieš tai. Tai yra įvertinami, kaip jiems sekėsi praeitais metais ir jiems skiriama. Suformuluojamos naujos užduotis metinės? Kaip ir įvertinus, kaip jiems sekėsi praeitais metais, įskiriama kintama dalis pagal taip, kaip buvo nustatyta dar pernai. Tai bet naujų užduočių formuojama nėra? Yra. Yra. Jeigu kintama dalis nustatoma. Jei kintama dalis nustatoma, bet jeigu... Ir po to jau kitas vertinimas, nes anksčiau buvo ten įvertina labai gerai, patenkinamai, nepatenkinamai, ir dabar atsiranda naujas vertinimas, tai yra viršiant lūkesčius, atitinkant lūkesčius. Iš dalies atitinkant. Iš dalies, tai va šito vietoje yra pasikeičia įstatymė tas, kad ta jau privaloma, jeigu galim taip sakyti, kaip kintama dalis atsiranda tada, jeigu darbuotojai kitais metais bus įvertinti, kad jie viršijo lūkesčius, tai įstatymė yra numatyta, kad jiems turi būti skiriama ne mažesnė kaip 0,06 berods pareiginės algos kintama dalis, bet jinai negali būti, pareiginė alga 0,06, bet ne daugiau kaip 40%. Tai jeigu darbo apmokėjimo sistemui kolegos susitarsit, kad kintama dalis toliau yra, tai jūs visą šitą galite persikelti, tai kas buvo ir toliau jinai galios. O dabar jeigu iškiltų klausimas, turbūt ir iškyla, ar verta nustatyti toliau darbo apmokėjimo sistemą, mokyklų darbo apmokėjimo sistemai kintamai dalį, ar jeigu įstatymas nereikalauja jos atsisakyti? Kokios būtų? Mano supratimu tai yra svarbus dalykas ir tai rekomenduočiau tai daryti, nes vis tiek kintama dalis yra susijusi su motyvacija ir vis tiek darbuotojas stengiasi ir už tas pastangas, jeigu atlieka savo visas funkcijas gerai, kaip priklauso ir labai gerai, tai tikrai turėtų būti skatinimai, o geriausias skatinimas yra didesnė alga. Ir šito vietoje tikrai rekomenduojam, kad liktų kriterijai kintamos dalies, bet čia viskas labai priklauso nuo, kaip visada būna, nuo asignavimų, tai yra nuo skiriamų lėšų. Tai šito vietoje... Tai čia turbūt pradėti mums reikėjo, turbūt kalbant apie darbo apmokėjimo sistemą, apie koeficientų žirkles, apie algos, pareiginės algos koeficientų didinimų už veiklos sudėtingumą ir visą kitą. Visą tai planuojama, tariamasi, sutariama, atsižvelgiant į turimus asignavimus. Būtent tai. Čia raudona linija turbūt ir kartot nereikia ir skirti kažkokios vieno dalyko. Tikrai taip, bet tuose pačiuose asignavimuose tikrai visada galima rasti rasti sutarimų ir tuos kriterijus pasidėlioti, susikurti, diferencijuoti ir panašiai. Nes kai kuriuose darbo apmokėjimo sistemose kone kas 5. punktas susijęs su darbo užmokesčiu
vienokio ir kitokio nustatymo arba jo padidinimo, atsiranda papildomas punktas, jeigu tai leidžia, turime asignavimą. Tai turbūt pati įstatymo dvasia nurodo, kad biudžetinėje įstaigoje negalima susitarti dėl didesnių pinigų, negu skiria biudžete. Taip. Dabar klausimas, tiesa, dėl kintamosios dalies turbūt čia reikėtų pasakyti, kad kintamoji dalis dabar yra priskirta prie skatinimo priemonių. Tikrai taip, nes naujas dalykas, kas atsiranda įstatymė, tai yra darbuotojų skatinimo tvarka, tai turėtų būti tokia dalis darbo apmokėjimo sistemui, ko anksčiau nebuvo privaloma, nors ir galima buvo susitarti, bet tikrai nieks nesu matęs, kad kažkur kažkas panašaus, nes tai būdavo premijos mokėjimas premijų. Vienas sakinys, kad premiją skiria mokyklos vadovas, atsižvelgdamas į asignavimus. Dar paderinės. Čia ne visada. Tvarkoj, bet nesigręžiojam atgal, jau užsiminėm apie skatinimą priemonės. Taip. Viena iš skatinimo priemonių yra kintamoji dalis. Kokios dar skatinimo priemonės gali būti? Tai taip, kaip yra numatyta įstatyme, skatinimo priemonės, tai yra netgi atskiras skyrius. 10 straipsnis, tai galėtum paminėti. Pirmas labai, aš suprantu, bet padėka yra padėka, bet čia aš nemanau, kad... Bet neironizuokim, tiesiog. Neironizuokim, taip. Padėka, bet čia... į pinigus susiveda. Čia ne į pinigus, aš manau, kad kiekvieną dieną galima padėkoti ir nebūtinai įrašyti. Bet nežinau. Toliau yra piniginė išmoka, viena iki dviejų pareiginių algų dydžio. Toliau yra papildomos mokymosi atostogos, papildomos mokomos atostogų dienos, vienkartinė piniginė išmoka, kintama dalis, kvalifikacijos kėlimas, finansavimas. Čia viskas 10 straipsnį įstatymų yra surašyta, tai realiai galima perkelti į darbo apmokėjimo sistemą ir šiek tiek detalizuoti. Taip, aš jau norėjau paklausti, nepaklausti, čia taip aišku, kad tai ir šičia turėtų būti detalizuojamas, o jei nėra detalizuojama, turbūt reikėtų įvesti tam tikrą tų skatinimo priemonių taikymo mechanizmą, kuriame pagrindinė šis būtų tarimasis su darbuotojų atstovais. Būtent, nes atsiradus, pasikartot galim apie tą patį, kad su darbo apmokėjimo sistema turi būti supažindinti visi darbuotojai. Tai darbuotojas skaitydamas darbo apmokėjimo sistemą, jis turėtų suprasti, už ką jis galėtų būti paskatinamas. Tai visi šitie dalykai turėtų būti atsispindėti darbo apmokėjimo sistemą. Čia liktai, nors pokytis toksai, nes dingo premijos. Sulaukėm tokį klausimą, kad kur dingo premijos, nes anksčiau buvo daug labai kalbama apie jas, ginčiamasi dėl jų, bet iš esmės premijos nedingo, jos pervadintos kitaip. Tai piniginės išmokos. Taip, ir kintamoji dalis galima vertinti kaip tam tikrą premiją. Bet aš norėčiau dar vieną klausimą, čia kilo tokia audra stiklinėje, o gal nestiklinėje. Manau, kad visam kibire jau. Galbūt. Kalbu apie pavadavimus. Priemokas. Apie pavadavimus. Apie mokėjimą už pavadavimus. Ir jeigu ankstesnė įstatymo redakcijoje apie tai nebuvo užsiminta. Jeigu aš gerai atsimenu. Buvo priemoka iki 30% pareiginės algos įstatymė. Viršė įprastas darbo apimtis. Bet dabar atsirado toks terminas dėl pavadavimų ir, iš tiesų kilo toks, kaip ir sakiau, audra, galbūt dar nedidelė audra, kaip šitą nuostatą įgyvendinti. Tai reiktų dar... Visų pirma, kokia tai yra nuostata įstatyme ir kaip jinai turėtų būti įgyvendinama mokykloje ir kaip jinai turėtų būti aprašyta darbo apmokėjimo sistema.
Taip, tai reiktų pasakyti, kad priemoka ir naujoje įstatymų redakcijoje, čia mes šnekam apie 8 straipsnį, kur yra aprašomos priemokos, kas tai yra. Ir naujoje įstatymų redakcijoje kaip tik atsirado, kokiais atvejais turi būti mokamos priemokos. Tai yra ir parašyta už pavadavimą, už papildomų raštų suformuoluotų užduočių atlikimą, už įprastą darbo krūvį viršijant veiklą ir ten toliau. Ir antras straipsnis, kas yra svarbu, kad kiekviena priemoka nurodyta aukščiau, tai yra už pavadavimą, už papildomas užduotis didintą krūvį, negali būti mažesnė kaip 10% pareiginės algos, o jų suma negali viršyti 80% pareiginės algos. Tai dabar čia problema, turbūt jeigu suformuotos užduotis, atsiranda papildomos kažkokios funkcijos, čia viskas būtų aišku. Taip. Bet mokyklos yra specifikai, pavadavimai liūto dalį užima, tai pamokų pavadavimai. Kaip šičia reikėtų aprašyti, nes pagal tavo pacituotą įstatymo nuostatą atrodytų, jog mokytojas, sakykime, mokytojas metodikas, turintis 29 metų darbo stažą, jisai negalėtų gauti tokio paties atlyginimo už pavaduotą pamoką, kaip jis gauna už savo vedamą pamoką. Ne. Čia žiūrėkit. Audriau, čia yra kitaip. Aš ir klausiu. Įstatyme yra parašyta aiškiai, kad bet koks pavadavimas turi būti apmokamas ne mažiau kaip 10% pareiginės algos. Čia kalbama apie mėnesinę pareiginę algą. Įstatyme parašyta pareiginė alga, tai mes šnekam apie mėnesinę, nes įstatyme aukščiau paaiškinta, kas yra pareiginė alga. Tai tikrai ne savaitinė, ne dešimtinė, ne dieninė ar ne valandinė. Tai yra 10% pareiginės algos. Vienas dar dalykas yra svarbu, kad darbo apmokėjimo sistemoje turi būti tvarka, kaip apskaičiuojamos tos priemokos. Įstatyme yra įdėti rėžiai, tai prasme ribos nuo 10 iki 80%, tai yra įstatyminė norma. O toliau, kaip laviruojama, kaip ten visas tos priemokos skiriamos ir panašiai, turi būti būtent ir detalizuota darbo apmokėjimo sistema. Ir tie visi dalykai, kai pavyzdžiui buvo, čia galbūt skirtingai, kaip sakyt, vertinama, ar skirtingai skaitomas įstatymas, nes tikrai iki tol buvusiuose darbo apmokėjimo sistemose buvo parašyta, tarkim, pavadavimų atveju, jeigu dirbama laisvu savo laiku, ta prasme nedubliuojamos pamokos, tai mokama 100% to vaduojančio darbuotojų pagal kvalifikacinę kategoriją, stažą ir visą. Būtent aš apie tai ir kalbėjau. Tai čia yra 100%, bet čia du skirtingi dalykai. Bet čia yra du skirtingi dalykai. Ir dabar darbo apmokėjimo sistemoje reikia susitarti ir tą būtina susitarti, kad jeigu vaduojat, tai turi būti nemažesnis apmokėjimas tas, sakykime, už tą pamoką plus visais, nes pamoka tai ne tik kontaktinė pamoka galbūt, kai supranta, bet ir pasiruošimai, sąsiuvinių taisymai, visi šitie dalykai. Tai yra tiek, koks mokytojų atlyginimas yra, metodinį pagal kvalifikacinę kategoriją ir stažą ir visus dalykus, tai tiek ir yra. Žinau, kad būdavo anksčiau darbo apmokėjimo sistemose susitarta, kad jeigu dubliuojasi, vaduoja ir sujungtus klasė, tai jau sujungia, tai parašydavo, kad mokama 50%. Yra matęs tikrai ir 60%. Visi šitie dalykai turi atsirasti darbo apmokėjimo sistemui, nes tai yra aprašymas, kaip apskaičiuojama priemoka. Tai visi šitie dalykai turi būti ir esmė yra ta, kad vaduojant pamokas, nuskiriant, dirbant, vaduojant tuos visus dalykus, net pagal tai, kiek yra skiriama valandų, kokį laiko tarpą vaduoji, tavo priemoka negali būti, sudėjus visas valandas, negali būti mažesnė kaip 10% tavo algos ir nedidesnė negu 80% tavo algos. Ir va čia šito vietų reiktų parašyti, nes tikrai yra atvejų, ir aš galiu pasakyti savo asmeninį atvejį,
kada įstatymė yra parašyta ir niekaip nebūtų įgyvendinimas įstatymo norma. Ir tokiu atveju rekomenduojam, kad... Tai čia yra klausimas. Jo. Kaip elgtis, kaip išsisukti, jeigu pavadavimas vienu atveju turi būti apmokamas mažiau negu 10% ir kaip elgtis, jeigu daugiau. Čia kalbame, pavyzdžiui, sakykime, labai nedidelį etato dalį turintis mokytojas pavaduoja laikinai savaitę kitą mokytoją, kuris turi pilną etatą. Tai tam yra, kaip šičia? Tai tam yra numatyta ir darbo kodekse, tai yra tokiu atveju rašomas įsakymas neskirti priemoką ten vaduojant, o yra papildomas susitarimas dėl papildomų darbų. Tai yra galimas dalykas, tai yra numatyta darbo kodekse ir šitas dalykas, tokiu atveju, kada ta suma, pinigų suma išlipama iš įstatymų rėmų nuo 10 iki 80, tada ar į vieną pusę, ar į kitą pusę reikia su darbuotoju rašyti susitarimą dėl papildomų darbo. Ir šito vietoje žinau, kad yra klausimų, nes traktuojama, kad negalima rašyti susitarimų atliekant tą pačią funkciją, bet tikrai mes turim ir darbo inspekcijos konsultacijas, jau neatsimenu kurių metų, ir konstitucinio teismo išaiškinimas, tai tikrai tokie dalykai yra galimi. Bet visa tai turi būti aprašyta darbo mokėjimo sistemui, kad būtų aišku kiekvienam darbuotojui. Kitai žodžiai tariant, legalizuota. Taip. Ir mes čia turėtumėm eiti į pabaigą. Dar vieną dalyką prisiminiau, tikrai reiktų konstatuoti, nes kaip jau minėjom iš mūsų pokalbių, kad mes nuo metų pradžios esam gavę ne vieną darbo mokėjimo sistemos projektą, kad išreikštum savo kaip profsąjunga nuomonę, pastabų reiškimas ir panašiai, tai tikrai esam matę darbo mokėjimo sistemų, kur yra parašytas toks dalykas dėl priemokų mokėjimų, kad kaupiamos priemokos. Kaip pavyzdys, tarkim, jeigu vieną valandą, vaduoja vieną pamoką, bet jau ten tas valandinis įkainis dar nesukaupė tų 10%, tada jau sumuojasi, kaupi ir per 2 mėnesius ar per 3 mėnesius ir jau kada tu sukaupi tą savo minimalų ne mažiau kaip 10%, tada tau išmoka. Tai yra tikrai neteisėta, tokių dalykų negalima. 10%, 80-10%. Alga mokama kas mėnesį, ne kas 3 mėnesius, ne kas pusę metų, o kas mėnesį. Tai jokių kaupimų tokių tikrai negali būti ir darbo mokėjimo sistemui tokių dalykų neturėtų būti. Tai ar mes dar turim kažką pridėti nuo savęs dėl darbo mokėjimo sistemų pokyčių, kas čia turi būti, kas... Tai tik tai pasikartoti galėtum, kad darbo apmokėjimo sistemoje turėtų būti visi šitie akcentai, ką mes šnekėjom, nepamirštant ir tai, kas ir anksčiau buvo, tai ir bendruomenių valandos, ir mokytojų etato struktūra, visi šitie dalykai. Kitai žodžiais tariant, mokytojų darbo krūvos sandaros nustatymo. Visi šitie dalykai, tai kas praktiškai, kas pasikartot, kas buvo prieš tai, kas liečia pedagoginius darbuotojus, praktiškai tas pats išlieka ir naujojo įstatymų redakcijoje. Ir prieš pereinant prie klausimų, negalim užmiršti turbūt dar vieno kertinio dalyko, kaip kokia tvarka šito darbo apmokėjimo sistemos turi būti priiminėjamos įstaigose, švietimo įstaigose, kur veikia profesinė sąjunga. Tai faktas, vienas dalykas reiktų pasakyti, kad įstatymė yra parašyta, kad direktorius tvirtina darbo apmokėjimo sistemą prieš tai atlikęs informavimo konsultavimo procedūrą. Tai ar yra profesinė sąjunga, ar nėra profesinė sąjunga, ten kur nėra profesinės sąjungos yra darbuotojų atstovai darbo taryba, tai darbo kodekse aiškiai nustatyta visa procedūra, kas tai yra informavimas, konsultavimas ir kaip tai yra daroma. Tai šitas dalykas būtinas atlikti ir papildomai ten, kur yra mūsų profesinės sąjungos organizacijos, tai kaip ir numatyta kolektyvinė sutarty, darbo apmokėjimo sistema turi ne tik būti atlikta informavimo, konsultavimo procedūra, bet jinai turi būti suderinta. O suderinta tai reiškia, turi būti rastas kompromisas
susitarta ir tada abi šalys, tiek vadovas, tiek profesinės sąjungos atstovas patvirtina jas parašais. Tai čia turbūt reikėtų nuo to pradėti, kad ten, kur yra profesinė sąjunga, ten turi būti suderinti. Būtent. O tas suderinimas tai turi būti aiškiai juodo ant balto, uždėtas profesinės sąjungos pirmininko ar kažkokį įgalioto atstovo parašas ir parašyta suderinti. Taip. Tai jeigu mes neturim nieko, pereinam prie klausimų. Aš norėjau užduoti keletą klausimų, kurias gavom iš anksto. Kas nustato mokyklų direktorių darbo apmokėjimo tvarką ir kur su ją galima susipažinti? Mokyklų direktorių? Mokyklų direktorių, tai. Tai mokyklų direktorių, tai savininkas, tai meras darbo apmokėjimo tvarką nustato ir ten lygiai taip pat yra darbo kodeksas, yra tvarka. Lygiai tas pats, tik tai tenai ne pats direktorius savo nusistato, nustato meras. Ir tai yra, ta tvarka yra viešas dokumentas. Tikrai taip. Taip, kitas klausimas, čia atsakėm jau apie kintamąją dalį, atsakėm apie nustatymo principus ir dabar dar vienas klausimas, gal čia elementarus, bet vis dėlto jisai labai svarbus ir kokie pakeitimai turi būti padaryti darbuotojų darbo sutartyse nuo 2024 metų sausio 1 dienos. Tai vėlgi lygiai tas pats darbo kodekse yra numatyta, kas turi būti pakeista, tai jeigu keičiasi būtinos darbo sąlygos, tai kaip pavyzdžiui atlyginimas, nes tikrai keitėsi koeficientai, didėja atlyginimai, jeigu keitėsi dėl kažkokių objektyvių priežasčių darbo krūvis, etatų dalis padidėjo ar sumažėjo, tai visi šitie dalykai turi būti fiksuojama darbo sutarties pakeitime. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad turi būti gautas darbuotojų sutikimas. Raštiškas. Būtent. Taip. Taip, tai matau klausimų mes jau čia transliacijos metu. Taip, tai pradėkim tada klausimų sesiją. Ir iš eilės. Laba diena, klausimas: pasikeitė koeficientas, mokytojų alga padidėjo 10%, džiugu, tačiau mums buvo sumažinti procentai dėl veiklos sudėtingumo. Ar direktorius galėjo tai padaryti? Konkrečiai man procentai dėl veiklos koeficientų buvo sumažinti nuo 7 iki 3%, nors sudėtingumo nesumažėjo. Tai čia grįžtant į tai, ką mes prieš tai šnekėjom, kad įstatyme ir darbo apmokėjimo sistemoje dėl to ir būtina detalizuoti, konkrečiai susitarti. Jeigu jūsų darbo apmokėjimo sistemoje yra parašyta, kad dėl veiklos sudėtingumo jums koeficientas nustatomas nuo 1 iki 15, direktorius nepažeisdamas jokio įstatymo paėmė ir nustatė nuo 3, sumažino nuo 7 iki 3. Ir čia šito vietoje pasikartosim, reikia visus tokius dalykus kuo aiškiau detalizuoti. O dėl veiklos sudėtingumo dar kartą irgi pasikartosiu, visada iš praktikos žinau, jeigu grįžtum lapkričio ir gruodžio mėnesio atlyginimų padidėjimai, mokėjimai ir panašiai, nes lapkritį, gruodį tiek atsiranda švietimo įstaigose sutaupimų iš pačioj įstaigoje, atsiranda papildomų, jeigu galim taip sakyti, injekcijų pinigų iš savivaldybės, nes perveda būna savivaldybė pagal mokėjimo aprašą turi skirti lėšų įstaigom, tai tų pinigų... Dabar tais metais užsieniečių mokymų... Jo, visi ir tie pinigai, jie turi būti panaudojami, nes turėtų grįžti į biudžetą ir pagal galiojantį ir anksčiau galiojantį įstatymą, tarkim, būdavo parašyta, kad priemoka negali būti didesnė negu 30%, premija vieną kartą per metus nedidesnė kaip 100%, bet jeigu įstaigui tas biudžetas likutis yra didesnis, tai paprasčiausiai vadovai paimdavo ir įsakymų pakeisdavo, padidindavo dėl veiklos sudėtingumo ir dėl to šitie dalykai taip ir pasikeisdavo. Taip, kitas klausimas. Kaip išspręsti problemą mūsų ikimokyklinėje
įstaigoje yra 44 profesinės sąjungos nariai, o lėšų gauname panašiai kaip ir kiti darželiai neturintys profesinės sąjungos. Kaip išleisti žmonės jiems priklausomų papildomų dienų, kai nėra lėšų, kaip apmokėti kitiems žmonėms pavadavimą, kaip ir kur pradėti tų lėšų ieškoti. Ačiū. Tai čia mes irgi jau kalbėję ne vieną kartą. Tai yra steigėjų klausimas, reikia, vadovas turi kreiptis į steigėją ir prašyti, rodant argumentuotai, kad steigėjas skirtų papildomas lėšas. Steigėjas atsakingas už tinkamą įstaigos finansavimą. Taip. Kaip gali būti mokama už dalyvavimą tarpinėme patikrinime, jei vadovausimės darbo apmokėjimo sistema ir šis darbas gali būti įvardymas kaip papildomi darbai. Viską, ką susitarsit, jeigu jūs susitarsit, kad tai yra papildomas darbas, tai taip ir bus apmokama. Tikrai darbo apmokėjimo sistemoje galima tai susitarti. Taip, klausimas. Anksčiau mokyklos bibliotekininkai buvo priskirti prie pagalbos specialistų, dabar prie kiti specialistai, tai yra techninis personalas. Kaip yra iš tikrųjų? Dabar prie specialistų. Ne, jis kaip buvo, tai nieks nesikeitė, praktiškai kaip ir buvo, taip ir yra, tik tai pinigai, lėšos yra pagal mokymo lėšų metodiką, pagal vyriausybės nutarimą, yra ten detalizuota švietimo pagalbai, yra viena eilutė pinigai, bibliotekininkams yra kita eilutė. Ir kadangi šitie pinigai eina netiesiai į mokyklą, ką mes ne vienerius metus bandom su ministerija įrodyti, kad į mokyklas tiesiai ateitų pinigai tiek bibliotekininkams, tiek ir švietimo pagalbai, o jie eina per savivaldybę, tai yra savivaldybė juos perskirsto. Skirsto savo nustatytą tvarką. Ir savo nustatytą tvarką, dėl to šito vietoje taip ir matyti yra tokia situacija. Bet jie kaip ir buvo, taip ir likė, jų statusas nepasikeitęs. Taip, čia klausimas, neklausimas. Visiems biudžetininkams nuo 24 metų sausio 1 dienos vidutiniškai 7%, tai gaunasi iš. Nežinau čia kas minty, bet mokytojams, pedagogams nuo sausio 1 dienos 10%. Pasikartosiu. Toliau klausimas. Ar Lietuvos švietimo mokslo profesinė sąjunga parengs darbo apmokėjimo sistemos sandaros pagrindinių dalių ir parengimo rekomendacinė atmintinė ir darbo apmokėjimo sistemos modelį pavyzdį švietimo įstaigų profesinių sąjungų pirmininkams, nes akivaizdu, kad mokytojai visuomeniniais pagrindais vadovaujančios įstaigoms profesinės sąjungos ir dažnai dar atstovaujančiam visiems įstaigos darbuotojams tariantis, susipažinti ir taip toliau ir panašiai. Pirmas dalykas. Reiktų pasakyti, kad ne mokytojai rengia, ne profesinė sąjunga rengia darbo apmokėjimo sistemą, o yra darbdavio pareiga parengti darbo apmokėjimo sistemą ir yra darbdavio pareiga jie suderinti su darbuotojų, su profesinė sąjunga. Iš savo pusės, ką mes tikrai darom ir toliau darysim, tai yra švietimas, mokymas ir konsultacijos, tai tikrai tą ir toliau darysim. O rengti Jo, aš suprantu maketas, bet iš profesinės sąjungos pusės maketą mes galėtum parengti vos ne įstatyminė pavyzdžių, bet tai ne vien dėl to, kad kiekviena įstaiga turi savo specifiką. Ir vienas dalykas įstaigos specifika, antras dalykas, mes negalim dirbti ne savo darbą. Būtent, čia vadovų yra pareiga parengti ir suderinti. Toliau, čia jau pasikartosiu, ar nesirengia šią temą organizuoti mokymų, tikrai rengiamės ir tikrai apie tai informuosim artimiausiu metu. Toliau. Labai populiarūs jūsų valandėlės, pagal užduotų klausimų kiekį matau, kad reiktų papildomą valandų vieno atsakymų profesinių narių klausimus.
tai atsižvelgėme į tai ir šiandien mūsų planuota valandėlė tikrai tęsis ilgiau ir ateityje tai planuojam daryti. Iš kitos pusės mes galim Bet paplanuoti ir transliaciją tik tai apie klausimus. Galim ir taip atsakinėti tik tai be mūsų pristatymų, diskusijų, vien tik tai klausimai. Taip, toliau. Tai vis tik, ar ne pedagoginiams ir ne mokslo darbuotojams darbo užmokestis turi būti padidinti tokiu pačiu procentu, kaip mokytojams ir mokslo darbuotojams, kaip numato kolektyvinės sutarties nuostatos. Tai dabar čia reiktų patikslinti klausimą, nes ten, kur yra darbo apmokėjimo kolektyvinė sutartį, jeigu mes čia šnekam apie aukšto mokslo darbuotojus, tai kolektyvinė sutartį yra numatyta nuostata, kad visiems ir nepedagoginiams darbuotojams didėja darbo užmokestis. Tai gal čia paprašiau atsakyti klausimą. Šakos kolektyviniai sutartyje yra nustatytos darbuotojų grupės, kurių atlyginimų sutarta didėjimas ir koks tas didėjimas? Būtent. Kintamoji dalis nepedagogams. Čia komentaras tikriausiai. Ar kintamoji dalis nepedagogams? Taip, jinai šiemet tikrai pasikartosim. Šiemet jinai bus skiriama pagal praeitų metų nustatytą tvarką. Dėl kitų metų, tai jeigu jūs susitarsite, kad darbo apmokėjimo sistemoje bus toliau nustatoma kintama dalis, tai toliau ir bus. Tik tai dar vieną reiktų pasakyti pastabą, kad jeigu ir nebūtų kintamos dalies nuo kitų metų, tai kitais metais, tai yra nuo 25 metų sausio 1 dienos, pareiginės algos koeficientas negalės būti mažesnis, negu šiemet yra tas pareiginė plus kintama dalis. Tai yra, bus suma. Pastovioji ir kintamoji, tai kitais metais nemažės. Tai yra, šiemet nustatoma kintama dalis privalomai pagal praeitų metų tvarką įvertinus, o kitais metais, jeigu darbo apmokėjimo sistemoje kintamo dalis nebus nustatyta, bet pareiginė alga turės būti nemažesnė, kaip dabar šiemet bus. Tai kitais žodžiais tariant, kitais metais atlyginimas negali mažėti dėl to, kad kintamos dalis nelieka. Taip. Toliau. Kokie mokyklos dokumentai turi būti derinami su darbo grupe arba profesinė sąjunga? Ačiū. Taip, tikriausiai darbo... Kas čia? Pagal tai, kaip yra nustatyta tiek kolektyviniai sutarty, tiek ir darbo kodekse, yra, dabar neatsimenu, 206 berods kodekso straipsnis yra sąrašas, kokie dokumentai turi būti derinami. Iš esmės ten yra visi vidiniai teisės aktai. Susijęs su darbuotojo. Taip. Socialinė, ekonominė padėtim, taip. Tai su visais dokumentais turi įvykti informavimas, konsultavimas tiek ir su darbo taryba, jeigu yra, tiek ir su profesinė sąjunga. Papildomai su profesinė sąjunga, kaip ir minėjom, vadovaujantis kolektyvinė sutartim, darbo apmokėjimo sistema turi būti suderinta. Ir dar vienas dalykas, tikrai su darbo taryba tokių dalykų neturi būti, jeigu yra kolektyvinė sutartis. Ta prasme, derybos, tai jau čia tik tai profesinės sąjungos reikalas. Toliau. Mano mokykloje pasakė, kad atlyginimas didėja ne 10%, o 9,3%. Ar gali tai būti Kaune atlyginimai didėja tik 9,3%? Tikrai taip negali būti, bet pasikartosiu, čia pirmiausia reiktų žiūrėti, nuo ko skaičiuojamas. Jeigu jūs skaičiuojat nuo to, ką jūs gavot gruodžio mėnesį, tarkim, ten su premija ir panašiai, tai tikrai galbūt jau matysis, kad sausio mėnesį to 10% nėra. Bet jeigu lyginam su dar tai, kas yra įrašyta darbo sutartį rugsėjo 1 dienai, kaip buvo, ir sausio 1 dienai negali būti mažiau kaip 10%. Jeigu nesikeičia kitos Taip, jeigu nesikeičia kitos sąlygos, tikrai negali būti. Darbo laiko norma, jeigu nesikeičia koeficientas dėl veiklos sudėtingumo. Tai kitais žodžiais tariant, ir Kaune, ir Vilniuje, ir Visagine, visoje Lietuvoje taikomas įstatymas, pagal kurį
visų pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientai nuo sausio 1 yra padidinti 10%. Tikrai taip ir mes šitą... Ir asignavimai ateina į mokyklas atitinka. Taip. Dar vienas klausimas. Ir darbuotojų sutaupytą darbo užmokestį perveda į mokymų lėšas, už kurias priperka spintelių? Ar čia ne, pusė klausimų nematau. Ir darbuotojų sutaupytų darbo užmokestį, čia gal ne klausimas, čia koks teiginys. Bet dar yra įstatymė numatyta ir mokymo lėšų metodikoje yra numatyta tvarka, kaip turi būti naudojamos mokymo lėšos. Tai čia, čia komentaras, tvarkoj. Toliau. Tai dar 2 paskutinius klausimus ir likusius atsakysim turbūt. Mokykloje 2 profsąjungos, viena pasirašė naują apmokėjimo tvarką, kita dar ne, ar ji galiojanti. Žiūrėkit, čia reiktų dar pacituoti tą pačią kolektyvinę sutartį ir tai, kas yra parašyta. Vienaip ar kitaip darbo apmokėjimo sistema privalo mokykloje būti, tai ir ten yra procedūra. Direktorius priima darbo apmokėjimo sistemą, jeigu yra nesuderinę, jeigu profesinė sąjunga argumentuotai dėl konkrečių priežasčių nesuderina darbo apmokėjimo sistemos, tai darbdavys direktorius vadovas turi kreiptis į darbo inspekciją dėl to ir argumentuotai dėstyti, dėl ko profesinė sąjunga nesuderina darbo apmokėjimo sistemos. Tai yra kolektyvinės sutarties nuostata. Ir tikrai taip negalėtų būti, kaip yra traktuojama. Ir dažnai tai būna, šiaip iš patirties, jeigu gerai prisimenam, anksčiau tai, nežinau dabar kaip yra, bet anksčiau tikrai tai būdavo, atlekia per pamoką, ar direktorius pats, ar pavaduotojai, ir reikia dėti skubiai parašą, nes jau atlyginimų neišmokės ir dar panašiai. Nieko tokio panašaus nėra, atlyginimai pagal įstatymą, pagal darbo kodeksą turi būti mokama, o darbo apmokėjimo sistema turi būti susitarta ir tada suderinta ir įsigaliojanti. Taip, toliau. Lektoriai aiškina, kad pavadavimą išskaičiuoti proporcingai pavaduotum valandoms, tai čia mes apie tai šnekėjom. Nuo kada keliamas pedagogui koeficientas, kai sueina darbo stažas po mėnesio, nuo naujų metų, nuo kito pusmečio. Ačiū. Tai va čia šito vietoje tai yra klausimas ir šiaip tai yra nuo tvarkose, vidiniuose dokumentuose. Aš siūlau šitą klausimą. Ne, tikrai dabar šiuo metu neatsakysiu, nes yra skirtingai. Aš manau, kad Egidijau, šį ir kitus klausimus, kurių mes čia komentarus, klausimus, kurie čia kartuojasi, aš matau, kai kurie atsakysim raštu, kaip įprasta. O šiandien turbūt reikėtų pabaigti, padėkoti tiems, kas žiūrėjo mus, kas uždavė klausimus. Profesinės sąjungos nariai visada gali ir darbo apmokėjimo sistemos klausimais ir kitais klausimais susijęs su darbu, su profesinės sąjungos veikla kreiptis į mūsų profesinę sąjungą, teisės centrą. Visada atsakymai bus paruošti nustatyta tvarka. Aišku, galima susisiekti ir elektroniniais laiškais ir galų gale telefonu, jeigu konsultacija yra skubi ir neypatingai sudėtinga. O šiandien tai taip, prieš pabaigę padėkosiu tau už išsamų ir labai sunku tokį temos išrišimą, nes iš tiesų tai yra mums irgi nauja, nes įstatymas nesenas ir naujos patirtis. Nelabai nesenas, labai nesenas, kaip sakyti, mėnesis laiko. Mūsų patirtis irgi yra dar šviežios ir iš tiesų visų niuansų mes negalime įvertinti ir galbūt kai kurie dalykai, apie kuriuos šiandien kalbėjom vienaip, paaiškės, kad traktuotini kitaip, sakykime, dėl pavadavimų, bet kol kas profesinės sąjungos žmonės
ekspertai dėsto tokią poziciją. Būtent toks traktavimas ir ačiū tau. Tai pabaigai, aišku, dėkuoju ir tau, Audriau, už šitą daugiau kaip valandos diskusiją. Ir tik primint noriu kolegoms, kad visą mūsų, tai ką jūs šiandien stebėjote, tikrai rasite tiek mūsų Facebook paskyroje, tiek ir mūsų vėliau bus įdėta ir į mūsų YouTube kanalą. Ir tikrai sekite mūsų informaciją, pasikartosiu, kad kitą savaitę galėsite jau susipažinti su tyrimu dėl psichologinio smurto situacijos švietime. Tai gero artėjančių vakaro, sveikatos visiems ir susimatysim po mėnesio, gal ir anksčiau. Skanios vakarienės. Gero vakaro visiems, ačiū. Gero.